kažkaip skaičiavau čia su aktoriais, gal 9, gal 10 reikia perskaičiuoti. Ir Lėlių teatre ne pirmas. Pirmas Šešėlių galbūt spektaklis. Šitam spektaklį derinam gyvą planą, lėles ir šešėlius. Tiek suaugusiam, tiek vaikam jau darau 4-5 metus po studijų baigimo, kažkaip kasmet ir pavyksta po 1-2 darbus. Labai smagu, kad šitam teatre, nors tai yra lėlės teatras, kaip ir lėlių specifikos spektakliai, bet visiškai ir nebijo aktoriai, ir net nekelia klausimų, kad gali ir gyvam plane, ir su šešėliais, ir su objektais, nes tokia kaip lėlė labiausiai valdoma yra viena. Visa kita yra objektai, šešėliai, gyvos, reiškia, projekcijos ant veidrodžių ir su šešėliais. Tai man labai smagu, kad aktoriai pasirašė, iš karto ir į gyvą planą nebijo išeiti, kaip visapusiški, universalūs. Apie šešėlius jau man kilo mintis anksčiau, jau ir skaitant pjesę parašytą, nes veiksmas vyksta naktį, vaikas nenori užmigti ir naktį, kas yra šviesotamsa, šešėliai. Ir dėl to galvojau, kad tai bus kaip dar vienas personažas, visi tie šešėliai yra kaip dar vienas svarbus elementas. Daug čia yra daroma dalykų, čia yra pagrindinė virtuvė ir ačiū Dievui, kad mes gana daug vietos turim. Už ekranų vyksta gyvas planas, lėlių vaidyba, o va čia vyksta tie šešėliai ir tos gyvos projekcijos, tai yra pilamas vanduo ant veidrodžio. Nes norėjom su smėliu, bet bijojom, kad gali braižyti veidrodį, tai miltus pilam. Ir tokia technika, reiškia, juos dedant ant veidrodžio ir šviečiant su prožektorium į veidrodį, reflektuoja į ekraną ir išdidėja visas vaizdas ir tada gali žiūrovai matyti. Mes ne tik su šešėliais, bet ir su vitražinėm lėlėm dirbam ir čia po to aktorius užsideda oranžinį filtrą ir turi saulę ir gali daryti, bet tai pridėjus yra tuščias medis, priglaudus galima keisti metų laikus. Tai čia irgi yra paskutiniai scenai, mes padarom ir vitražinių lėlių techniką. Čia tokia Guliverio interpretacija, labiau neimam tikro originalaus Svifto teksto, yra dramaturgė Budinavičiūtė perrašius savo interpretaciją. Tai labai norėjos pakalbėti vaikams apie laiką, apie laiko tėkmę, apie tai, kaip žmogus auga ir sensta, nes pastebėjau, kad vaikams labai norisi užaugti, o kai užaugi, suaugusiems norisi atgal grįžti. Tai norėjos pašnekėti apie laiką ir Guliverio kelionės yra knygoje, tai yra kelionės šalimis, erdvė reiškia, o man norėjos padaryti tokią kelionę laiku. Noris pasakyti tiek suaugusiam, tiek vaikam, kad nei praeitis, nei ateitis, o svarbiausia yra dabar. Tai kaip ir parašyta vaikam nuo 6 metų, bet aš sakyčiau visiems, ką šita tema domina.